rungtynėse, tačiau Graikija turi nuostolių. Apie tos nuostolius, kurie buvo aiškus jau iki tol, mes galbūt pakalbėsime vėliau, o tuo tarpu šio vakaro rungtynėse prieš Lietuvą Graikijos komandoje nežais Ioannis Borusis, Madrido Realo ir vienas svarbiausių Graikijos rinktinės vidurio puolėjo, universalus žaidėjas, kurio bet kam būna sunku dėl to, kad jis iš tikrųjų žaidžia visur ir moka išsimesti savo oponentus iš baudos aikštelės. Ko gero netgi šiek tiek gaila, kad Ioanio Borusio nebus, jam virusiukas ir lygelė, kuri neleidžia šiandieną žaisti. Taip pat šiandieną nepamatysime Vladimiro Lanko Jankovičiaus ir taip pat nebus Niko Kalatis. O Nikas Kalatisas, jūs žinote, Memphis Grizzlies komandos žaidėjas, buvo diskvalifikuotas dėl dopingo 20 rungtynių NBA lygos ir ta diskvalifikacija jam baigsis, mano kolegos iš Graikijos komentatorių žodžiais, 20 rugpjūčio. Tuo metu jis kol kas treniruojasi su komanda, dalyvauja treniruočių rungtynėse, bet nežaidžia net ir draugiškų susitikimų, kadangi ta bausmė ir ta diskvalifikacija jam galioja. Svarbiausia graikams yra tai, kad ta diskvalifikacija negalios pasaulio krepšinio čempionate ir Nikas Kalatisas, kuris praleido Europos čempionatą, ko gero dėl NBA reikalų, gali tapti vienu iš pagrindinių lyderių šitoje ekipoje. Joje tuo labiau, kad nebus šiais metais Vasilijos Panulė, jau kurį laiką joje nebėra Dmitrio Diamantidžio, nebus Stratoso Perperaglų, Mikaelio Bramuso, Antonio Fočio, Lukaso Mavrokefalidžio, Sofoklės Korsenidžio. Paskutinę akimirką atsisakė vis dėlto žaisti Graikijos rinktinėje ir Memphis Grizzlies vidurio puolėjas Kostas Kupos, taigi graikai turi labai didelių nuostolių. Jeigu jie surinktų visus galinčius rungtyniauti, ko gero galėtų sudaryti ir 2 komandas, bet dabar yra ta komanda, kuri yra čia. Ir manau, kad net ir tie žaidėjai, kurie šiandien gali žaisti, ir netgi tie žaidėjai, kurie vyks į pasaulio krepšinio čempionatą, yra rimta kompanija ir Lietuvos rinktinei šiandien, manau, teks padirbėti iš peties. Na, aišku, jeigu lietuviai demonstruos tą krepšinį, kurį demonstravo mums iki šiol, jie gali nukalti bet kurį varžovą. Ta iki šiol jie ir darydavo. Lietuvos komandos startinis penketas šiandien: Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis, Renaldas Seibutis, Jonas Valančiūnas ir Donatas Motiejūnas. Tokiu penketu pradės rungtynės Lietuva. Graikija: Nikolajus Zysis, Kostas Vasiliadis, Andrėjas Glindėdijekis, Kostas Papanikolau ir Kostas Kaimakoglu. Štai jisai, būtent Kostas Kaimakoglu iš Kazanės Unix klubo. Kazanės Unix klube žaidžia ne 3 graikai, žaidžia dar ten ir Janas Vogijukas, žaidžia ten dar ir Nikolajus Zysis. Klausimas, kodėl Kazanės Unix komandoje tiek graikų? Atsakymas, todėl, kad šitą komandą treniruoja Fotis Katsikaris, vyriausiasis Graikijos nacionalinės rinktinės treneris. Na kągi, ginčas ir važiuojam. Premier lyga, tarp kitko, prasidėjo sensacingai. Šiandien Manchester United pralaimėjo Swans ekipai savo sirgalio akivaizdoje, nepaisant visų vasaros pirkinių, ambicijų, naujo trenerio ir visokiausių kitų dalykų. Na, o čia dabar jau dėmesys į krepšinio aikštelę. Jonas Valančiūnas laimi ginčą ir Mantą Kalnietį pasitinka Nikolajus Zysis. Pirmoji Lietuvos rinktinės ataka. Graikai savo pasirengimo cikle kol kas yra sužaidę 3 mačus viename turnyre Prancūzijoje. Labai jau nepasiseka dabar Donatui Motiejūnui, nepataiko jis, nors progas susikūrė gerą po varžovų krepšiu. Kostas Papanikolau, viena iš didesnių Graikijos šiuolaikinio krepšinio žvaigždžių. Nikolajus Zysis sukasi kamuolys palei tritaškalinėje ir meta jį iš tolimos distancijos. Žmogus, kuris gali pataikyti, Kostas Vasiliadis. Kad jis gali pataikyti iš toli, galėjo įsitikinti net ir praėjusį sezoną, kadangi Kostas Vasiliadis, rungtyniaujantis Anadolu Efes komandoje, žaidė prieš Kauno Žalgirį ir matė mes jį čia Žalgirio arenoje taip pat. Ilgai rezga savo ataką graikai, taigi grįžtant prie jų turnyro, reikėtų pasakyti, kad turnyre Porteze, Prancūzijoje, graikai laimėjo pirmasias rungtynes prieš serbus 66-64, pralaimėjo antrasias prancūzams 73-81 ir pralaimėjo trečiasias 66-68. Taip, viena pergalė per 3 susitikimus nėra daug, tačiau rezultatai, kurie dega švieslentėse, reiškia, kad tomis paskutinėmis sekundėmis viskas galėjo baigtis į bet
kurią pusę ir tai reiškia, jog graikai visuose tose mačuose sugebėjo primesti savo graikišką krepšinį. Tas graikiškas krepšinis yra 60, maksimum 70 taškų. Puikus dabar Manto Kalniečio ir Jono Valančiūno duetas. Jonas Valančiūnas po pakabinto kamulio virš lanko krauna jį iš viršaus 2-0. Tokia lietuvių pradžia. Na, o graikai kantriai toliau dirba savo darbą. Taigi, jeigu šiandieną lietuviai įmes 70 taškų, sakysim, kad žaidžiam graikišką krepšinį. Jeigu Lietuvos komanda žais taip rezultatyviai ir galingai taip kaip ir ankstesnės susitikimuose, vadinasi, iš tų pančių pavyko išsipainioti. Šiaip jau kaip tik ir tikslas, ko gero pagrindinis ir yra, žaidžiant su graikais, iš to tokio lėto pozicinio žaidimo išsipančioti. Mantas Kalnietis, 7 sekundės Lietuvos rinktinės atakai, Nikolajus Zysis persekioja Lietuvos rinktinės gynėją, kuris meta kamuolį į baudos aikštelę ir ten per rankas kažkuris iš graikų. 6 numeris Nikolajus Zysis kerta Jonui Valančiūnui. Pirmoji Graikijos komandinė pražanga šios dienos rungtynėse, sužaidus 2 minutės, 2-0, Lietuvos rinktinė priekyje ir Mantas Kalnietis toliau dalina rezultatyvius perdavimus savo komandos draugams. 2 minutės, 2 rezultatyvus perdavimai, 2 taškai Donato Motiejūno sąskaitoje ir dar vienas baudos metimas. Mantas Kalnietis per paskutinėsias 2 rungtynes 18 rezultatyvių perdavimų, tai yra po 9 vidutiniškai per rungtynes. Puikus iš tikrųjų rezultatas. Žaidėjai įmeta ir baudos metimą. Donatas Motiejūnas, 5-0, lietuviai priekyje. Šių rungtynių pradžioje su graikais oficialiuose mačuose Lietuvos komanda yra susitikusi 8 kartus. 2 kartus iš jų pralaimėjo ir iškovojo 6 pergalės. Bet su graikais niekada nebūna lengva kovoti. Pavyzdžiui, praėjusiame Europos krepšinio čempionate mūsų keliai nesusitiko pačiose pirmenybėse, bet prieš jas Graikijoje Lietuvos komanda pralaimėjo ir varžovai buvo pranašesni. Kol kas lietuviai pataiko šiandien iš visų pozicijų. Dabar ir Renaldas Seibudis prideda 2 taškai iš vidutinio nuotolio, 7-2. Kostas Paponikolau į baudos aikštelę, Andrėjas Glinidijakis, pažįstamas Lietuvos krepšinio aistruoliams krepšininkas, kadangi jis yra žaidęs Vilniaus žaidė Lietuvos ryto klube. Patys geriausi Glinidijako laikai jau truputėlį praeityje. Pradėjo jis galingai nuo Atėnų Panathinaikos, 4 sezonai ten buvo ir Sietlas, buvo ir Bolonijos Virtus, buvo ir 3 sezonai Pirėjo Olimpiakos ekipoje. Dabar Andrėjas Glinidijako kelias pasuko į Kipro lygą, į Apoelio komandą. Bet gal ir dėl to, kad šiandien negali rungtyniauti Janis Barusis, Andrėjas Glinidijakis pradeda rungtynės startinėme penkete, bet yra dar Janas Vogijukas, yra Georgijos Bogris, taigi priekinės linijos pozicijose, nepaisant visų netekčių, Potis Kacikaris neturi jokių problemų. Nebent galvosūkį, kada išleisti ir kiek minučių laikyti aikštelėje. Kostas Kacikaris yra naujasis Graikijos rinktinės treneris. Pamenate, praėjusiais metais komandai vadovavo Andrėja Trinčieri. Trinkieri turbūt teisingiau būtų sakyti, bet kadangi graikai nepateko į atkrintamąsias varžybas Europos krepšinio čempionate, priverstinis Renaldo Seibučio metimas, trenerį teko pakeisti. Na, šiaip, aišku, ten viskas tose pirmenybėse galėjo susiklostyti ir kitaip, nes graikai buvo tikrai gera komanda, bet pralaimėjo suomiams grupėje, atsidūrė pabaigoje situaciją, nusinešė mažai taškų į kitą pusę, į antrąjį etapą, o ten reikėjo žaisti su galingais varžovais. Ispanija, Slovenija, Kroatija buvo graikų varžovai ir visiems jiems graikai po atkaklios kovos pralaimėjo ir pasitraukė iš tolimesnės kovos. Ir tai reiškia, jog Graikijos ekipoje prireikė pasikeitimų. Potis Kacikaris, tarp kitko, turėjo būti 2013 metų pirmenybėse, turėjo vadovauti ten Rusijos ekipai, bet dar draugiško ciklo metu buvo dėl kažkokių nesuprantamų priežasčių nušalintas nuo trenerio posto ir atvažiavo į čempionatą kaip žiūrovas, kaip krepšinio specialistas, kuriam įdomu tiesiog pasižiūrėti, kaip kas vyksta. Na, o dabar jis vadovauja Graikijos rinktinei, kuri
kuri šiemet pasaulio krepšinio pirmenybėse žais B grupėje kartu su Argentina, Filipinais, Kroatija, Puerto Riku ir Senegalo rinktinė. Renaldą Seibutį keičia Martynas Pocius. Ir po klaidelės varžovo aikštės pusėje Lietuvos rinktinė rikiuojasi į gynybą. Zysis nepagauna Glenėdė, akis jam siūsto kamuolio, bando ištraukti į komandos draugai, ištraukė Mantui Kalniečiui ir pražanga Nikolajui Zysiui, kuris išmušdamas kamuolį Mantui Kalniečiui kerta per rankas. Antroji Nikolajaus Zysio pražanga šiandien. Pradeda Nikolajus Zysis rungtynes įžaidėjo pozicijoje, nors dažniau jį galima pamatyti atakuojančio gynėjo pozicijoje. Yra Vangelis Manzaris, ko gero dar mes jį pamatysime. Yra Nikas Kalatisas, kuris yra tikras įžaidėjas ir kuris šiandien, kaip minėjau, rungtyniauti negali. Varžovų komandoje keitimas Evangelijos Manzaris, būtent Olympiakoso įžaidėjas Gilano Solo. Šią vasarą jis atnaujino kontraktą su Olympiakosu iki 2017 metų ir tai, ko gero, faktas, kuris pats kalba už save. Andrėjas Glenėdijakiui pražanga. Pirmoji jam, penktoji Graikijos komandai. Taigi bent jau už pražangas dabar Lietuvos rinktinė galės bausti varžovus baudų metimais. Donatas Motiejūnas prie baudų metimo linijos. 8 taškai vidutiniškai kol kas šitame pasirengimo cikle. Buvo ir 13, bet buvo 1 ir buvo 2. Šiandien Donatas Motiejūnas yra kol kas rezultatyviausias Lietuvos komandoje, pelnė 5 taškus, prašė dabar pagalbos spaudžiant varžovus, tačiau niekas nepasijungė. Graikai greitai persivarė kamuolį į Lietuvos rinktinės pusę. Kostas Papanikolau, vienas iš brangiausių graikų krepšininkų krepšinio rinkoje pastaruoju metu. Apie tai po reklaminės minutės pertraukėlės. Mogo automobilių lizingo paslauga automobilių prekybos vietose visoje Lietuvoje.